Klaipėda. Pastebėtas viešoje vietoje miegantis pilietis. Pasipiktinę praeiviai pranešė pareigūnams. Labas vakaras. Blogai jaučiatės? Kas darosi? Iškvies greitojim gal? Pareigūnai bandė išsiaiškinti, kas nutiko vyriškiui, kuris sėdi plikas viduryje gatvės. Ar viskas gerai su sveikata, sakiau? Ar esat prisigėręs? Ką? Užsidėkit kelnes, gėdos nedarykit. Atleisk. Nu tai užsidėkit kelnes. Nėra už ką atleisti. Gazins čia praeivius visus. Apsivil kelnes, eik namo. Taip. Kelnes užsidėkit, sakau. Atleisk. Vyriškis į raginimus apsirengti nereagavo, su pareigūnais nebendravo. Teko iškviesti medikus. O tu iš čia miegat ar kaip čia? Kas? Miegate čia? Eik tu šūdna. Kuo jūs toks piktas dabar? Kas? Bišnikas. Bet tai buvo čia negražu, nusėdė dabar ant žemės, visas nuogas, čia aplinkui pilna vaikų. Žinai, kas yra? Pamatęs medikę, vyras kaip mat atkuto. Priskynė gėlių ir išklojo visą tiesą. Kas nutiko? Kas nutiko? Ačiū. Į sveikatą. Į sveiką. Ar šiandien daug išgėrėt? Mažau. Prašau. O kodėl tu lapus skinat? Kodėl tamsta nuogas? Gerai, kas negera? Šnekam. Sekso reikia. Sekso reikia, tai esat plikų užpakaliu, taip? Reikia sekso. Kol vyko vyriškio ir gydytojos dialogas, iš kažkur atsirado nerami siela, kuri greitai surinko butelius ir vėl pranyko. Jis aiškiai išsako savo troškimus. Jam reikia sekso, užtat jisai nuogas. Atsakymas į klausimą, ko reikia vyrams, yra toks paprastas ir aiškus. Buvo gautas pranešimas, kad vienoje stotelėje guli nuogas vyriškis. Nuvykus į minėtą vietą, pastebėjom gulintį vyriškį, kuris buvo nuogas, neblaivus, nieko paaiškinti negalėjo. Iškvietėm medikus, medikai apžiūrėjo, pasiėmė, išsivežė į ligoninę. Išsiaiškins, kas nuo ko jis apsvaigęs, kažkas.